plyteles, kurias dar galima kažkur panaudoti, būtų klaida jas tiesiog išmesti. Buvo labai daug skeptikų, kurie galvojo, kad iš vis įgyvendinti Lietuvoje tokį projektą yra neįmanoma. Su vienu iš ministrų teko susisporinti iš viskio dėžės, kad tai bus tokio ilgio trasa su tokiom technologijom, tai buvo sunku patikėti. Manau, kad pesimizmas ir pasyvumas tai yra pati didžiausia žala mūsų bendruomeniai, tas stabdis judėjimui į priekį. Na, galima būtų turbūt sakyti, kad jau mes neskendome, o buvome nuskendę ir reanimacija ji buvo padaryta teisingai. Nieko. Ačiū už palaiminimą, galim pradėti aplaistyti. Tai jau palaistyt? Negi aš dabar čia pradėsiu kalbėti apie tvirtą žodį, tvirtą ranką ir tvirtą sprandą. Su skandinavais teko bendrauti. Su bendruomenė 5 metus sprendė, kur padaryti pėsčiųjų tiltą per geležinkelio bėgius. Druskininkuose toks sprendimas būtų priimtas per 10-15 minučių išklausius visų ekspertų ir specialistų nuomonių. Ir bendruomeniai būtų pateikta, kad šitas tiltas turi stovėti būtent ten, dėl to ir dėl to. Na ir klausimai. Sako, nuo patrioto iki idioto vienas žingsnis, bet kažkas tai turi kažką daryti. Užmiršti priešus. Jų neprisigalvoti naujų. Greičiau. Baigti dairytis atgal ir judėti į priekį. Mažiau politikos, o daugiau konkrečių darbų.